Tai kviečiu dalintis. Labas. Kalbėjimas nėra mano stiprioji pusė, todėl atsiprašau iš karto, kad jeigu mintys šokinės. Mano sveikimo kelias buvo toks. Iš mažumės mane traukė, aš net nežinau, kaip čia pasakyti. Kieme, sakykime, aš draugaudavau su berniukais daugiau, kurie ten langus įdavo daužyti, įdavo iš kaimynų sodų, ten braškių vogti. Mokyklai irgi mokiausi labai gerai, bet turėjau elgesio dvejetas, to jau net medicijos įskaitoj. Tokiu buvau kažkokia tai, visada skaičiau, kad esu kažkokia tai kitokia negu kiti. Ir pirmą kartą mano pavartojimas buvo 25 metų, bet nebuvo nei pereinamo laikotarpio, kaip kitiem būna nuo žolės prie amfetamino, nuo amfetamino prie heroino. Aš iš karto dūriausi heroiną. Ir tai buvo mano kelio pradžia. Vartojau tada 4 metus, ten nematydama nei šviesios dienos, nei kai keičiasi, nei metų laikai nematydavau, nei kai medžiai pražysta, nieko. Būdavo tik tai atsikeli, pasitaisai sveikatą ir toliau vėl reguliacija, vėl ieškai pinigų, kaip toliau žvartoti ir kaip jaustis kaip žmogum. Už tai, kad jau, kai po pirmo vartojimo, aš iš tikrųjų labai negreitai sėdau ant kaifo, per metus laiko tik tai, bet po to jau, kai jau konkrečiai sėdėjau, tai atsiprašau biškį. Ir po 4 metų vartojimo mirė mano labai artimas žmogus. Ir aš staigiai nustojau vartoti, nežinau kaip ten gavosi. Atsimenu, mama pirkdavo man tramadolį visokį ten, kad nebūtų kumarų, nebūtų lomkių. Ir aš kažkaip nustojau vartoti. Ir 8 metus nevartojau nieko, nes nežinau, kad mano mieste yra nors vienas narkomanas, aš esu šiaip iš Utenos. O po 8 metų į mano gyvenimą sugrįžo narkotikai ir, aš guliau ligoninėj ir man paskambino vienas žmogus. Su juo pasišnekėjau, pasibėdavau, kad ten už nuomą pinigų neturiu susimokėti. Ir vakare atvažiuoja vaikinas, sako, aš jo sūnus, davė man pinigų už nuomą susimokėti ir maišelį baltų miltelių. Sako, parsiduosi, sako, grynų neturėjau, sako, turėsi pinigų. Ir taip vėl prasidėjo, tai buvo amfetaminas, bet man amfetaminas niekada aš neskaitydavau, kad kaifas čia, sakydavau, kad čia per kaifas prisivarai ir kaip durnas, lekėkis išvertęs, juodom akim, nežinai nei ką darai, nei kaip, nei kodėl. Ir aš supratau tokį dalyką, kad vogti aš nemoku, pinigų nebus iš kur man paima. Tai nusprendžiau padaryti taip. Aš suradau, kur gauti pigiai ir žinau, kam reikia. Pas mus Utenoje būdavo labai didelis poreikis ir tabare kainuodavo čekis 20 litų, o pas mus kainuodavo 50. Tai pradėjau pardavinėti ir nevartojimo laiku aš buvau įstojus mokytis į kolegiją Utenos, medicinoje mokiausi, bet pakliuvau į avariją ir dėl avarijos turėjau mesti mokslus, bet man tai nebuvo problema, kadangi aš jau buvau pradėjęs stumdyti kaifą ir pinigų buvo sočiai ir aš niekada gyvenime nemačiau problemos, kad man reikia mesti dar kažką tai tokio. Aš visada maniau, kad tai yra mano gyvenimas. Alkoholis man kažkaip nelabai liko, nes man nepatinka ta būsena, kai jau savęs nebegaliu kontroliuoti ir pasidarai durnas. O kai kaifą varydavau, tai kažkaip tai liktai net nepastebėdavo pašaliniai žmonės, kad aš apsivartojus. Mama net amfetamino užsivarius nematydavo, niekada tik tai pastebėdavo, kai būdavo heroino. Užsivarius, sakydavo, jau akis kaip gyvatės pasidarė. Ir aš gyvenau savam pasaulyje tokiam ir man būdavo net
nebeįdomu bendrauti su tai žmonėm, su kuriais, nu, nuo mokyklos laikų yra kelios draugės likę buvo, nu, šiaip kaimynai. Man su jais būdavo nebeįdomu už tai, kad aš su jais neturėdavau apie ką šnekėti. Man tas gyvenimas toksai pilkas, su jais šneka apie kažkokius tai vaikus, apie kažkokius tai tenai reikalus, apie darbus. Man iš viso tas buvo neaktualu. Man buvo aktualu, kaip gauti, iš kur gauti, kaip nuvažiuoti, kad mentorių pagautų, kaip viskas. Tai buvo mano. Ir taip aš pardaviau butą Utenoje, kai tėveliai mirė, atsikrausčiau į Ukmergę, mano vartojimas nenustojo ir aš ištisai buvau tame, ištisai mano gyvenimas sukėsi aplink kaifą, mano viskas buvo sudėliota aplink kaifą, kaifas ir aplink visi kiti reikalai. Ir būdavo nevartojimo dienų, nu, sakykime, 2-3 dienos, nu, gal daugiausia, gal savaitę esu nevartojus, savo, nu, kaip ne savo norų, pinigų gal nebuvo ir nevartojau. Tai man tos dienos kaip tuščios, kaip duobė kažkokia, tai, sakau, mano gyvenimas buvo nuo vartojimo iki vartojimo. Už kaifą pardavinėjimą 2 kartus sėdėjau kalėjime, bet tas manęs nepamokė, aš kalėjime sėdėdama lankiau ir anoniminių narkomanų grupę ir sakydavau ten, kas ką nori girdėti. Man tas buvo iš viso, nu, kažkaip ne mano. Aš žinau, ką nori žmonės girdėti, aš tą ir kalbėdavau. Išleido mane iš kalėjimo Sapykoje ir aš pakliuvau į moterų reintegracijos centrą. Iš karto Sapykoje nusėmiau, iš karto grįžau į Ukmergę ir pačią pirmą dieną apsivariau visko. Ir draugelis, kuris parvežė mane iš reintegracijos centro, ir amfetamino, ir ratų, ir viskio, nu, visko pilnos kišenės buvo ir vėl viskas prasidėjo iš pradžių. Ir aš sakau, aš niekada nematydavau problemos tame, kad vartoju, nu, kažkaip tai, vat, būdavo susitinku savo dabartinį grupės narį, kuris vežė mane apsivartojęs, sakydavo, Žydra, aš žinau išeitį, žinau kelią. Aš matydavau, jisai blaivus, jisai turi šeimą, jisai turi darbą ir žmogus laimingas, matosi, kad nušviečia kažkaip iš vidaus, bet man to nereikia, kažkaip galvodavau, ai, jums reikia, jūs ir tenai nevartokite, man gerai ir taip. Ir aš plėšiausi maikės, kad aš nenoriu nevartoti, bet dėjau iki tokios stadijos, kad kažkaip aš savaime persimečiau nuo heroino ant amfetamino. Nežinau, kodėl, gal dėl to, kad pas mus Ukmergėje nebūdavo, gal problema būdavo didelė gauti. Ir aš nežinau, kas yra atspodina nuo amfetamino, kai sakydavo, kad žmonėm vaidenasi, tenai visokios nesąmonės, paranojas. Ir aš nežinau tai, bet to, ko nežinau, mane užpuolė tokiu stiprumu. Aš per kažkiek, per trumpą labai laiką ant tokių paranojų sėdėdavau, matydavau, kaip pas mane kameras sustatytas filmavimo. Draugelį, kai buvau vieną kartą į atlapą, sakau, tu ką, mane filmuoji, mentam priduot nori. Žiūrėdavau per užuolaidą atsidengus, ar ten neseka, einu iš miesto, žiūriu, vaikinas su panelė eina ir žinau, kad jie mane seka. Nu, žinokit, ten buvo jau, net bijau vieną kartą telefonas įsikrojo, paskambinė, reikia atidaryti duris ir kitas duris paskambinti. Aš bijau išeiti į laiptinę ir paskambinti kaimynei į duris, paprašyti, kad leistų paskambinti. Ir tada supratau, kad man jau viskas, nu, jau viskas. Jau riba, aš prieš tai nebuvus nei detoksikacijos centre, nei reabilitacijos jokios, nei gydysis, nei kreipusis, nei pas gydytojus dėl savo problemos. Tai sakau, kad aš nemačiau problemos tame. Bet aš žinau telefono numerį to žmogus, kuris man sakė, kad yra kelias. Ir šiam paskambinau, sakau, man blogai. Sakau, atvažiuok. Atvažiavo ir sako, yra išeiti, sako, atvaryk pas mus į grupę ir kaip tik buvo grupės gimtadienis. Ir man reikėjo vieną dieną palaukti, kad važiuoti į tą grupės gimtadienį. Tai man ta diena buvo tokia ilga kaip metai laiko. Aš 5 valandą ryte atsikėliau, apsirengiau, įsidažiau, laukiau atsisėdus, kol atvažiuos manęs paimti. Nuvažiavau, pamačiau lygiai tokius pat žmonės kaip aš ir aš supratau, kad aš esu tarp savų žmonių. Nu kažkaip po taip va. Ir iš karto globėją susiradau ir pradėjau į žingsniais. Bet kadangi aš buvau narkomanė ir esu, mano protas
labai greit atrado tokią kaip apėjimą. Aš klausydavau spikerinius ir girdėdavau, kaip sako vienas žmogus, aš ten tiek kartų buvau atkrytęs, ten kitas tiek. Aha, primečiau, kad aš galiu eiti žingsniais, jeigu man nusibos, aš pakaipuosiu kelias dienas ir vėl toliau eisiu žingsniais. Ir tai buvo iš pat pradžių nesąžiningai iš savo pusės ir aš atkritau. Ir žiaurus atskaitis buvo 3 mėnesiai dienon, aš eidavau į grupę, prieš eidama į grupę iš vakaro nekaifuodavau iki grupės, po grupės grįždavau, iš karto įsidurdavau. Ir taip variau 3 mėnesius, kol supratau, kad jau viskas, iš tikrųjų viskas man tiesus kelias arba į kapus, arba, tik į kapus, nes jau kalėjime pabuvau, jų daugiau nebėra. Ir tada aš atėjus į grupę, tai visą laimę, kad yra tokios grupės kaip mūsų, už kurias aš be galo dėkinga, be galo aš myliu savo grupiokus visus. Jie mane priėmė tokią, kokią aš esu, aš atėjau, aš prisipažinau, aš verkiau kruvinom ašarom, žinokit, man buvo taip gėda, aš neturėjau kur akių dėti. Ir prašiau, kad padėtų man. Ir va tada atsirado iš tikrųjų tikrasis tas pasiryžimas, iš tikrųjų, kai supratau, jau iš tikrųjų man čakės. Be pagalbos aš niekur, aš viena nesusitvarkysiu. Ir tada man ta aukštesnė jėga sudėliojo viską, atsirado ir globėja, ir literatūra, ir seminaras. Ir aš tada pasiklausiu seminarą, pagal kurį aš jau pagal 12 žingsnių su globėja pagal knygą ir papildomai šonę seminarą klausau. Aš kaip kibirų gavau per galvą, galvoju, viešpatie, ko aš nesupratau. Aš pirmų kartų, kai ėjau 12 šito žingsnių, aš ten skaičiau ir, kaip sakau, mano narkomaniškas protas, aš mačiau tą, ką norėjau matyti ir, kaip čia pasakyti, kas ten parašyta, aš pritaikydavau savo. Kas man netinka, tas netinka, o kas tinka, tai tinka. Bet taip kažkaip tai. O tada aš supratau, kad tai buvo mano kasekas ir ačiū Dievui, kad man nebuvo to dalyko, kad man programa neveikia. Aš supratau, kad programa iš tikrųjų veikia, nes daug žmonių, be galo daug žmonių dalinasi visam pasaulyje, kad programa veikia, jeigu ją darai sąžiningai. Ir aš supratau, kad mano kasekas buvo ir aš nusprendžiau iš tikrųjų daryti viską, ką man pasakys globėja. Ir iš tikrųjų, kai pradėjau eiti antrą kartą žingsniais, būda tokių dalykų, kad reikia skambinti kiekvieną vakarą, ai tingisi, ai tenai visokiausių priežasčių atsirandi savo galvoj, kad neskambinti. Bet aš supratau, jeigu aš tik tai pradėsiu savo leisti tokius nuolaidas visokias daryti, nieko nesigaus, aš vėl atkrysiu, jau nebenoriu atkrysti, nebenoriu tokio gyvenimo. Ir man buvo ryškiausias bene 4. žingsnis, kai aš įgavau instrumentus, su kuriais aš galiu dirbti. Pradžių, kai pradėjau žingsniais, aš perskaičiau šito žingsnių, žinojau, apie ką ten šneka, žinojau, kad reikia daryti žmonėm gerą ir aš darydavau žmonėm gerą pati, nežinodama dar, kad aš esu egoistė, dar su savimi nesirasborinu su savo visais šitais bairiais. Ir aš darau gerą ir man vieną kartą, kitą kartą, 100 kartų ir man vidui tokia jaučiuosi, kaip pasakyti, žertvos vietoj, atrodo, iš tikrųjų, aš visiems darau gerą, o man ką? Ir vieną kartą pradėjau rėkti, net su draugu sėdėm, šnekam, sakau, viskas, mane užpyso, būt gerai, atsiprašau, už keiksmažodį. Sakau, einu, aš rytoj kaifuot. O jisai sako, dėl ko, ne šiandien, sako, dėl ko pinigų neturi. Ir taip juokas mane pačią, supratau, kad kažką tai aš netaip darau ir kai aš 4. žingsnį susirašiau viską konkrečiai ir kai pamačiau, kad čia viskas yra many, kad čia kiti žmonės iš viso nei prie ko, kad čia yra viskas tik tai mano vidiniai šitie dalykai, kuriuos aš slėpiau, kuriuos neigiau. Aš iš viso įsivaizdavau, kad aš esu iš viso kitoks žmogus. Kai žinokit, 4. žingsnį padariau, aš, kaip čia pasakyti, gražiai nenustebau, bet šoke buvau, galima sakyti taip, nes iš tikrųjų pamačiau
to, ko visada galvodavau, kad va čia kiti tokie, aš tikrai netokia, tikrai ne. Ir man tai buvo nebaisu, žinokit, bet buvo kažkoks tai kaip palengvėjimas, nes aš žinojau, kokia aš esu ir aš žinau, su kuo man reikia kovoti ir ką man reikia savyje taisyti. Tai man buvo didelis žingsnis į priekį. Ir 5. žingsnis man nebuvo sunku daryti, kadangi aš jau prieš tai buvau dariusi 5. žingsnį. Žinojau, kad tik tai pati būdama sąžininga, ne prieš kitus, ne prieš kažką tai, bet tik prieš save, aš pasieksiu norimų rezultatų. Ir dar man aš supratau vieną dalyką labai svarbu, kad tai yra veiksmo programa, kad tai yra, aš galiu sėdėti, aš galiu melstis, aš galiu žinoti savo visus trūkumus, aš galiu žinoti, kaip reikia elgtis, bet jeigu aš nieko nedarysiu, man tas nieko nepadės, žinojimas iš viso, nieko. Ir aš dabar, va, kai gyvenu, išlenda pas mane, pasakykime, aš nesenai susiradau darbą po daug metų, iš tikrųjų. Aš skaitydavau, kad dirba tik tai lochai. Jo, aš susiradau darbą, pradėjau dirbti ir iš tikrųjų esu patenkinta, bet būdama kolektyve, pas mus 15 kažkur, tai 15-18 žmonių, pradėjo irgi lįsti mano tokia būda savybės, kurių aš nematydavau, kai aš nebūdavau tarp žmonių. Aš kai pradėjau žingsniais įt, bendravau grupės nariais ir dar 3-4 žmonėm iš išorės, kadangi atkrito automatiškai visi tie, su kuriais vartojau. Tai kai pradėjau dirbti, pradėjo išlysti man irgi tokie būdo savybės, kurias aš žinau, kad jas yra, bet negalvoju, kad jos tokios ryškios. Bet kadangi aš turiu instrumentus, aš žinau, kaip man kovoti, kaip man elgtis kitaip, negu aš elgdavausi seniau, kas mane privesdavo prie vartojimo pastovų. Dar man labai didelį įspūdį paliko 9-ukai. Aš padarius esu, kaip maniau, labai negerų dalykų iš tikrųjų. Ir vienam žmogui, kai dariau 9-uką, iš tikrųjų aš tikėjausi, kad jis mane ir pasiūs toliau ir net nešnekės ir iš viso. Bet gavau tokį atgalinį ryšį, kad žinokit, dabar su tuo žmogum aš bendrauju. Tai yra mergina buvus mano draugė vartojime, dabar jau mano draugė kitokiam biškį lygmenį. Tokį atgalinį ryšį gavau, kad tiesiog, čia yra Dievo dovana, iš tikrųjų. Nežinau, ką daugiau pasakyti. Užduokit klausimus. Ačiū tau. Prašom klausti. Karlas, narkomanas priklausomas. Sveiki. Tokį klausimą norėčiau užduoti, tu dabar kaip blaiviai gyvenimas, tai blaiviai, tai vartojame, tu parduodavai narkotikų žmonėm, ne? Ir tu dabar supranti, kad tai gadina žmonių gyvenimus. Kaip tu dabar, ta prasme, ar yra kažkokie jausmai susijęs su šitą situaciją ir kaip tu tai reaguoji ir sąžininkai, kažkas, kaip jautiesi, prisimindama tokius dalykus. Aš suprantu, kad elgiausi taip, aš nenorėjau blogo jiem, aš norėjau gerą sau. Taip. Iš tikrųjų, aš jau nenorėjau nei pakengti. Taip išeina. Nes aš kadangi nežinau, kad galima kažkaip kitaip elgtis, o dabar, kai pagalvoju, iš tikrųjų kenkiau žmonėm, bet tuo metu nežinau, kaip elgtis. Tai tiek. Ačiū. Kaip
Kovo 14 dieną buvo metai. Priklausomas Gedžius, aš norėjau paklausyti. O vat, aš dabar ketvirtą žingsnį, tam žingsnį, kad nežinau, motyvacija išdėti, toks kažkokį toks praktiškai, kad nebuvo priešinti. Aš nekalbu apie atkreipimą arba noriu, bet buvo tokį programas kažkaip ir tai vėlimas. Kaip pas man labai tai viskas. Aš jaučiu pats, kad Ne, man to nebuvo, mane užkabino ant tiek programą, kad aš žinokit, aš būdavo paskambinu globėjai man duoda užduotį padaryti, aš skambinu, aš jį po 2 dienų skambinu, aš jau padariau, sako, nebėk prieki traukinio, sako, neskubėk. Aš labai norėjau daryti viską ir kuo greičiau aš norėjau praeiti žingsnius, kad galėčiau padėti kitiems žmonėms. Iš pradžių pas mane buvo mintis, kad aš praeisiu 12 žingsnių čia, oba nušvietimas, viskas mano gyvenimas pasikeičia ir aš gyvenu nušvytusi ir visas tokia aureolė virš galvos šviečia. Ne, tai yra visam gyvenimui ir ketvirtukė pas mane iš tikrųjų, sakau, klausau daug pasidalinimų, rusų grupėse daug dalyvauju, kad, sako, po 4 žingsnio daug žmonių atkrenta. Bet man, sakau, man tai buvo kaip, aš susipažinau iš tikrųjų su savim tokio, kokia aš esu, man tai buvo kaip kažkas tai naujo, aš buvau labai šokiruota, sakau, kai kurių savo savybių, kurias pamačiau pas mane, kad yra, bet tai buvo man atspirties taškas, su kuo aš toliau galėsiu dirbti, su kuo aš galėsiu savyje keisti. Nebuvo man pasipriešinimo. Girdėjau, minėjai, kad dabar turi darbą ir prašom paklausyti. Šiai dienai kaip tavo santykis eina su tais žmonėmis ir santykis su savimi ir yra veikimas ir kaip tu jautiesi? Žinokit, man buvo vienas laikotarpis, kai aš jaučiausi viduj kažkaip tai, man pasidarė nebeįdomu kaimynai, kažkas tai, ta prasme, susitinkam būdą su kaimynėm išgerti kavos, man nebeįdomu jų šnekos, nebeįdomu kažkokia pletkai, kažkaip tai pasidarė neįdomu ir aš iš tikrųjų jaučiau kažkokį tai vienišumo jausmą, bet kai nuėjau į kolektyvą dirbti, aš suprantu, kad tai yra žmonės, nesvarbu, kad jie nepriklausomi nuo kažkokių tai medžiagų, bet jie yra irgi savotiški, kaip pas visus groja egoizmas, pas visus be išimties. Tik aš žinau šitą kelią, kaip man su juo tvarkytis, kaip man daryti, o jie nežino. Ir aš dabar kažkaip žmonės pradėjau priimti, kad jie, yra toks žmogus ir, ne man jį keis, ne man jį teis. Viskas tik tai yra tik tai manyje. Iš viso nepriklauso, ką kitas žmogus daro. Absoliučiai. Priklauso tik tai, ką aš darau. Nereaguoju. Kartais aš kaip noriu. Aš svarbus šiandien, aš kartais. Turi blimas, turi beveik. Todėl tu kaip, mano praktika. Man kaip buvo. Aišku, aš suprantu, kad čia man. Bet ar nėra atsistengiant žmonėmis, kada, aš gyvenu pasakyti, Man, kad jie nėra, bet man šitas vertinimas, žinojimas, kaip jie turi elgtis, oi, kaip išlenda, oi. Tai šitas, kad aš žinau, kaip jie turi elgtis, žinau, kaip kaimynas turi elgtis, žinau, kaip vairuotojas autobusą turi elgtis, žinau, kaip pardavėja turi šnekėti. Aš viską žinau. Ir kai aš tik pradedu žinot, man užsisuka šitą betono mišalkę galvoj ir viskas. Aš tuo momentu kreipiuosi į Dievą. Prašau, Dieve, leis man būti čia ir dabar. Ir aš stengiuosi savo dėmesį nukreipti į tokius paprastus dalykus, kur aš esu, ką aš dabar veikiu, sakykime, aš darau kažkokį tai darbą. Sakykime, plaunu puodelį. Aš plaunu puodelį. Kažkokį tai, tam kartui dėmesį atkreipti, man tas labai tinka.
O aplamai tai aš pradedu galvoti, kad viskas yra Dievas. Man šitas pasakymas labai patinka, kad viskas yra Dievas. Jeigu aš esu Dievo dalis, tai ir kitas žmogus yra Dievo dalis. Reiškia, jeigu jisai toks, reiškia, jam irgi reikia praeiti kažkokį tai kelią, kad jis kažką tai suprastų. Aš nežinau, aš niekada nežinosiu galbūt dėl ko jisai toks ir dėl ko jisai taip elgiasi. Bet tai yra jo dalis, jo gyvenimas. Aš neprivalau kiekvieno keisti ir būti viso pasaulio gelbėtoje. Kažkaip tai va taip. Aš tarnauju grupėj ir kokias pareigas ten, kalbame apie tarnavimą. Aš grupę, Galim didėti, nes irgi noriu. Man kiek svarbu tai. man be galo yra svarbu, kadangi suprantu, kad aš be grupės neišgyvensiu, grupė be manęs išgyvens. Aš grupėje turiu pareigas, vedu trečiadieniais grupę. Nežinau, atsakiau. Man yra priklausomas, o kaip tu 12 žingsnį praktikuoji? 12 žingsnis man susijęs ne tik būtent su vedimu globinuko kažkokio, tai, sakykime, manęs viena mergina paprašė mane pravesti žingsniais, aš sutikau ir mes kai pradėjom pamačiau, kad jinai, nepasiruošus ir aš jos neverčiu ir kažkaip aš suprantu, kad globėjimas yra ne tik tai vedimas, tai žingsniais, ne tik aiškinimas programos, bet tai yra palaikymas ryšio kažkokio, tai domėjimas žmogum, nuoširdus domėjimas, o ne dėl to, kad kažko tai reikia man iš jo, ar ten kažkokio tai pliusiuko užsidėti iš Dievo pusės. Tai kažkaip tai globėjimas 12 žingsnis, sakau, man nebūtinai susijęs su globėjimu. Tai yra žinios nešimas. Visi mano pažįstami žino, kad aš lankau grupę. Aš jiem visada pasakau, kad kur gali ateiti. Visada nešiosiu vizitkės, kurias iš pradžių tai aš jos per jėgą temdau, žinokit. Iš pradžių, kai pradėjau žingsnis, tai susitinku kokį buvusį savo, ten vartotoją kartu arba butilniką. Ir tempiu už kalnieriaus ir man sukdavo prie smilkinio daiktų durnę į savo sektą ir viskas. Ir tada supratau, kad ne taip reikia kažkaip savo pavyzdžių galbūt rodyti. Iš tikrųjų, du žmonės man yra pasakę, aš jiem dariau 9-ukus ir sakau, ką aš dėl jūsų galiu padaryti, sako, tai jau viską, sako, mano atžvilgiu, sako, padaryk, kadangi, sako, matau, kaip tu keitiesi. Sako, aš tave, sako, vertinu pavyzdį. Ir man tai buvo, žinokit, didžiulis komplimentas. Supratau, kad galbūt einu teisingų kelių. Tai tiek. Ačiū. Kaip supranti, aukštesnė jėga, kad tą toleravimą, kaip tu ją supranti, savo dėl. Ir antras klausimas, kaip dalyvavau. Aukštesnė jėga, tai man yra, kaip sakiau, Dievas yra viskas. Kai aš kažką tai, daleiskim, aš nežinau, kaip situacija, kaip pasielgti, aš galvoju, kaip norėtų Dievas, kad aš pasielgčiau. Ir dažnai, žinokit, būna dažnai, kad atsakymas iš karto neateina. Bet jeigu jis ateina ir teisingas, iš karto nuima tą tokį, kaip aš vadinu, signalizaciją pas mane, programa, aš nežinau, kas programa, aš manau, kad idėja signalizacija tokia. Jeigu aš tik tai kažkur tai nainu į šoną, iš karto atsiranda nemalonus jausmas, kažkoks tai, net kitą kartą net įvardinti negaliu, nemalonus kažkoks tai, nejauku ar kažkaip tai neramu. Ir aš jau žinau, kad kažką tai netaip darau. Ir tada automatiškai jau gaunasi, kad klausiu Dievo, ką man toliau daryti. Ir jeigu iš tikrųjų viską darai sąžiningai, iš širdies ateina tie teisingi atsakymai, anksčiau vėliau ateina jie. Ir aukštesnė jėga
ji man yra viskas. Ir ji yra ne išoriai, ne kažkur tai, bet yra mano vidur, kiekvieno žmogaus vidur. Viskas aplinkui yra Dievas. 11 žingsnį aš darau taip. Iš pradžių aš jį rašydavau, bet rašymas ne man, irgi ne mano arkliukas kaip ir kalbėjimas. Aš dienos bėgy, kai darau 10 žingsnį, iš karto, sakykime, kai pasielgiu ne taip, iš karto suveikia pas mane signalizacija, kad kažką tai padariau ne taip. Ir aš iš karto atsiprašau žmogaus, jeigu žmogų kažkokį tai įžeidžiau, ar kažką tai ne taip pasakiau, ar kažkokią situaciją iš mano pusės kažkaip netokia gavosi. Ir vakare jau man automatiškai 11 kaip ir nebereikia daryti, bet jisai kaip ir gaunasi per dieną padarytas. Jau aš dienos bėgy išsiaiškinu, ką aš darau ne taip. Rytinis mano 11 yra toks. Aš atsikeliu ir iš karto einu kalbėti su Dievu. Ir tam skiriu kažkur tai 20 minučių, pusvalandį, kaip kada. Kartais būna, išmokau tokį dalyką, iš pradžių nesugebėdavau to daryti, neatsijungus nuo aplinkos. O dabar kartais būna, kad ryte, sakykime, į darbą ten reikia eiti. Aš jau išmokau, būdama tarp žmonių, atsiriboti nuo jų ir pasimelsti ir kaip rusiškai, žinau tą žodį, saglasovovat, suderinti, kokia aš turiu būti darbe, kokia aš turiu būti kolegė, kokia aš turiu būti kaiminė, kokia aš turiu būti grupės narė. O dienos metu, tai kaip sakiau, jeigu kažkas tai ne taip, aš darau pauzę. Ir dar tiesa, darau tokį dalyką. Jeigu ryte padarius 11, būna vis tiek, kad diena neina. Kažkas tai nesiseka, galvoju, įsipirko šitą betono mišalkę, viskas negerai, pretenzijos atsiranda visiems. Aš bet kurio paros metu, kad ir 4 valandą po pietų, kad ir vakare, aš iš naujo padarau rytinį 11. Vėl kreipiuosi į Dievą, suderinu, kaip aš turiu elgtis ir tai veikia iš tikrųjų. Man veikia. Sudėtingas žmogus, ar ne? Aš? Ne. Kai buvau ne programoje, kai dar nežinau, kai buvau, tuomet aš atrodžiau labai sudėtinga, labai tokia išmani, labai tokia pradūmana, gudresnė už kitus, viršesnė už kitus, kažkur tai vienas toje vietoje, aš kitoje vietoje gudresnė. O dabar yra viskas paprasta. Šita programa yra paprasta, bet neprasta. Ja reikia tiesiog daryti. Tiesiog daryti. Reikia daryti veiksmą. Pasakysiu pavyzdį, kaip, paskutinį vieną iš pavyzdžių. Nuėjau į darbą ir mano darbas yra toksai, galim dirbti dviese komandoje, galim dirbti atskirai. Ir aš dirbame poroje su viena moterim ir matau, kad jinai, jai nesiseka daryti visko, o mano darbo užmokestis priklauso nuo darbo greičio. Kiek padarysi, tiek tavo. Ir aš jai sakau, tu daryk taip geriau bus. Jinai sako gerai, bet jinai net nesistengia daryti taip, kaip aš jai parodžiau, net nesistengia, net nebando. Ir man užsisukė galvoja, galvoju, jinai taip, jokių čia darbo per pusę nieko neskaičiuosim. Užsisukė ir dabar galvoju, Žydra, stop, jinai daro taip, kaip jai geriau, jinai tam nenori pakenkti iš tikrųjų, jinai nenori, jinai net negalvoja apie tą užmokestį, jinai toks žmogus, jinai galvoja apie save, jai taip geriau. Ir aš žinot, ką padariau, aš pasielgiau iš viso atvirkščiai, pabaigiau savo darbą ir padėjau jį padaryti ir viską paskaičiavom per pusę. Ir žinokit, ne kaip padariau, bet kai tik priėmiau šitą sprendimą, mane momentaliai atleido, momentaliai šitas žadumas kažkoks tai iš karto paleido, iš karto. Šiaip tai
kai pradedu dialogą su savimi, ne tik su savimi, aš galvoju, žinokit, pradedu šnekėti, pradedant su pardavėja, baigiant su Mozambiko alšančiais vaikais, va taip būna. Tai iš tikrųjų sunku. Bet kai aš pagaunu save momente, kai užgaudau va tavo, nu, kas patyrė, tas supras, apie ką aš šneku, kai esi momente ir kai supranti, kad viskas yra tobula, viskas yra gerai, iš tikrųjų nėra jokių problemų, iš tikrųjų, nu, viskas yra taip, kaip turi būti. Tada būna labai faina. Bet tokių minučių, žinokit, kuo toliau, to dažniau jos pasitaiko, bet nepastoviai būna. Dabar žingsniai kartu daugiau. Aš su savo globėja, žinokit, palaikau ryšį, bet ne taip dažnai, nu, kai iškyla kažkokios problemos, sakykime, su globinuku, kai turėjau problemų, aš skambinu globėjai, kai nežinau kažkokią situaciją, tai aš skambinu globėjai. Bet man gal daugiau duotų, aš dabar globinuko neturiu, aš palaikau ryšį su ta mergaitė, nes jinai nusprendė, kad dar nei žingsniais, jinai prašė, sako, tik Žydrė Būk gera, manęs nepalik. Nu, ta prasme, kai sugalvosiu, tada ir duosiu tau žinot. Aš manau, kad atidavimas gal palaiko laimybę daugiau. Nes aš, kai dalinuosi rusiškose grupėse, aš prisimenu savo antros globėjos pasakymą. Ji Rusė buvo ir man buvo toks jos nurodymas, kad dalinčiausi rusiškose grupėse. Aš sakau, aš rusiškai blogai sakau, nu viską suprantu, bet sakau, man kertasi kalba. Sako, bet tu, sako, suprask, sako, jeigu tai rusiškoje grupėje, sako, sėdi toks pat žmogus kaip tu. Sako, tu pasidalinsi, sako, gal, sako, žmogų išgelbėsi, sako, vieną dieną, sako, gal jisai bus blaivus, sako, gal ir gyvybę išgelbėsi. Man tas labai įstrigo ir iš tikrųjų aš stengiuosi duoti. Ta, ką gavau už dyką, aš irgi pasiryžus atiduoti. Dar norėjau paklausti, ar visi programos kažkokius? Šiaip tai pildosi pažadai. Aš supratau vieną dalyką, kad programa veikia tik tada, kai ją darai sąžiningai ir kai ją darai. Iš tikrųjų, kai nedarai, tai ir nevyksta taip, kaip parašyta, o kai darai iš tikrųjų, pildosi. Ką dar noriu svarbų dalyką pabrėžti, kad kai antrą kartą jau ėjau žingsniais, kai jau nuoširdžiai viską sąžiningai dariau, man dievulis atėmė norą absoliučiai vartoti, absoliučiai. Man teko būti ir tarp vartojančių žmonių, ir tarp kurie dūrėsi, ir kurie geria. Man, aš žiūrėjau tai kaip į kažkokį, kaip niekada būčiau nevartojusi to dalyko, kažkaip tai va taip va. Nei buvo nei atstumimas, nei kažkoks tai noras, kaip neutraliai jaučiausi, kaip mūsų knyga parašyta, saugi ir saugoma. Kažkaip tai va taip va, neutraliai jaučiausi. Ar bus dar klausimų?
Jeigu klausimų nebėra, tai dar kartą padėkojom pranešėjai. Ačiū tau. Primenu, kad tai, ką čia išgirdote, turi čia ir likti. Mūsų draugija siūlo globą. Tai yra darba 1-1 kiekvienam priklausomajam, kuris atvyksta į DA. Kviečiu pakelti rankas žmonės, kurie gali globoti. Jei norite daugiau sužinoti apie mūsų siūlomą sveikimo kelią, prašome kreiptis į mane arba į bet kurį esantį žmogų, kuris gali papasakoti daugiau apie globą, apie programą mūsų draugijoje. Primenu 7 tradiciją. Kiekviena DA grupė turi išsilaikyti pati skydama pašalinį įnašą. Todėl neturinčius psichoaktyvių medžiagų vartojimo problemų prašome susilaikyti nuo bet kokių aukų. Skelbimai. Gyvi susirinkimai vyksta antradieniais 8:30, šeštadieniais 6 ir sekmadieniais 3 val. Zoom susirinkimai pirmadieniais 8, ketvirtadieniais 9, penktadieniais 8 ir sekmadieniais 8 val. Pirmadieniais 5:30 nešime žinią į detoksikacijos skyrių. Kreiptis į Aivarą. Antradieniais 10 val. Zoom'e nešime žinią į pataisos namus. Kreiptis į Česlavą. Taip. Kiekvieną pirmą mėnesio šeštadienį vyksta atviras pranešėjų susirinkimas, toks kaip šiandien. Kiekvieną paskutinį mėnesio šeštadienį vyksta grupės organizaciniai susirinkimai po gyvojo susirinkimo. Šiandien yra nukeltas iš praeito mėnesio organizacinis susirinkimas. Po grupės bus organizuota. Jo, po šitą susirinkimą. Kas čia dar? Prašome rūkyti atokiau nuo įėjimo durų ir nemesti į čia esančias šiukšliadėžes jaunimui netinkamų atliekų, tokių kaip skarbonkės nuo energetinių gėrimų arba cigarečių pakelių. Ačiū visiems, kad apsilankėte mūsų susirinkime šį vakar. Kviečiu jį užbaigti ramybės maldą. Veiklos dalyvauti. Mikrofoną. Kiana gali per Zoom'ą prisijungti. Vienas iš jų. Na, šviežiai atrodo, kad nenaudoji. Rimtai? Veiklos susirinkimą nežinau. Vesti pirmadienį? Labą dieną.
Привет, Gena. Labas, Sveiki. man girdas čia, jo. Jo, Aha, tu vesi veiklos susirinkimą. jo. Labai gerai šitą. Aš nežinau, kokią poziciją tam. Norėčiau paimti kažkokį vedimą iš šitų, gal penktadienis, jeigu bus laisvas. Gerai. Va. Nu, tai arba būti pagalbiniai iš šitą penktadienį, jeigu bus tokia pozicija. Gerai, Gena. Be problemų. Nu, tai va, toks reikalas. Kaip tu laikaisi? Nu kaip va, laikausi kažkaip. Ligoninėje šitą sėdžiu. Aha. Dabar tai taip ir laukausi. Išsikapstau vis, šitos, pabėgu nuo mirties, galima taip pasakyti. Toks įdomus gyvenimas. Tu mirštu, tu vėl atsigaunu. Bet neliūdžiu, ką padarysi, toks gyvenimas. Supratau, laikykis. Žiūrėk, kiek čia mūsų. Jo, daug. Jo, labai malonu matyti. Va. Gerai, Gena, labai blogai dabar girdžiu, tai parūkysim tada. Gerai, Davai, kol kas. davai.